Ukrainos pensijų sistemai atsidūrus ties nemokumo slenksčiu, šalyje bus pradėta vykdyti pensijų reformą. Ilginamas moterų pensinis amžius, apribojamas pensijų dydis. Varganas pensijas gaunantys ukrainiečiai valdžią keiksnoja neužsidarę namuose, o susirinkę miesto parkuose ir skveruose. Matas? Jūs Matas, draugas didmeistry? Taip, Matas. Sveikinu Jūs, jaunuoli. Jūs darote pažangą. Ukrainoje, Odesoje, kur pastatyti net 2 paminklai legendiniam filmui 12 kėdžių, vyrai iki šiol ištikimi stalo žaidimams. Į Odesos centrą pažaisti šachmatais ar dominoje renkasi beveik kasdien. Kai tik turime laisvo laiko, ateiname čia ir žaidžiame. O kur daugiau nueiti? Tik tai čia aš pailsiu. Azartiškiausi žaidėjai pensininkai. Odesiečiai juokauja, kad jiems posakis duonos ir žaidimų tinka. Žaidimų ukrainiečiai prasimano. Tačiau dažnam pensininkui gaunančiam minimalią pensiją pinigų užtenka tik duonai. Daugiausia čia susirenka pensininkai, kuriems mūsų vyriausybė moka, atleiskit už išsireiškimą, kapeikas. Bet gyventi juk reikia. Mūsų turtas, susitikimai su draugais, pažaidžiam kartu domino, atsipalaiduojame, pabūname griname ore. Šiuo metu Ukrainoje vyrai į pensiją išleidžiami 60 metų, o moterys 55. Vidutinė pensija apie $100. Visą savo jaunystę išdirbau fermoje, o pensija labai maža. Kas tai yra 800 grivinų? Pensininkų gyvenimas gali dar labiau apkarsti. Nors vasaros pabaigoje žmonės rengia mitingus, vyriausybė nutarė reformuoti pensijų sistemą. Laipsniškai apriboti pensijų dydį, per 10 metų moterims pavėlinti pensinį amžių iki 60 metų. Viskas jau nuspręsta. Žmogus, kuris pensininku galėdavo tapti 55, dabar išeis į pensiją 56. O ką žmonės gali padaryti? Pasiimti kastuvus ir eiti kariauti? Ukrainos pensijų sistema atsidūrė ties nemokumo slenksčiu, nes pensininkų šiuo metu yra beveik tiek pat, kiek oficialių darbuotojų. Reformavusi pensijų sistemą, Ukraina iš Tarptautinio valiutos fondo tikisi gauti solidžią finansinę paramą, daugiau kaip 15 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.